pakalbėkim truputį apie mūsų akis. Ar ne? Sakykime, toks jau sudėtingas, ar ne, organas. Čia ir stiklas yra, ne, mūsų akyje. Jis organinis stiklas, bet viskas taip sudėliota, kad per akis mes, matydami gražius vaizdus, ar ne, jaučiame geras emocijas. Per spalvas pasikrauname energijos. Skaitome, ne, žiūrime. Akys yra mūsų organizmo atskiros dalis, bet jis yra ir visas organizmas tuo pačiu. Per akis žmonės įsileidžia į save arba gerą energiją, arba negerą. Mes sugrįžinėsim dažnai prie energijos. Nes šitas materialus kūnas, šita gamta ir materiali, mes per akise matome kaip kietasias daleles. Mes nematome energijos. Mes ją tik pajaust galime. Bet yra žmonės, energetikais jie vadinami. Jie mato energijas. Ir kiekvienas žmogus turi savo energetinį lauką. Kuom jis užpildytas, tuom jis ir šviečia. Taigi, kokią mes turim matomą energiją? Pati švariausia energija – Saulės energija. Todėl labai svarbu, jeigu tu pastebėsi vakarais saulėlydžius, rytais saulėtekius, žiūrėdamas į Saulę. Aišku, reiktų žiūrėti Saulę neilgai iš pradžių, po minutę gal. Tu per akis gauni Saulės energijos, šviesos energijos. Ir turbūt tie žmonės, kurie vaikšto su akinukais, jiem blokuoja šviesos energiją, stiklas. Aišku, kažkiek jos gauna, bet nešvarios gauna. O jau, pasakykim, per tarpininką. Bet būna, sakykim, dienų ir apsiniaukusia, ne? Tai va, tada mes turime kažkaip tai patys tą energiją susigeneruoti.
Žmogus yra labai sudėtingas organinis kūrinys. Jisai gali pats save gydyti, taip pat ir gali save pažaloti. Jeigu įsipjaunam, žaizda pati užgyna. Mes net niekaip nebandom paveikti to gydymo procesą, arba kaulas sulūžta, jisai pats savaime sugyna. Bet yra tokių, kurie deda pastangas į gydymo procesus. Tai vyksta, turbūt greičiau ir efektyviau, kada dar natūraliai vyksta savaiminis procesas, bet dar tu įdedi pastangas. Tai va, dabar apie akinukus gal biškį pakalbėkim. Kas mane pažįsta, žino, kad nešioju akinukus. Kaip tus akinukus nešioju, jeigu 20 metų nešioju akinius. Čia maždaug, plius minus. Ir internete ar atsitiktinai, ar kaip, pamačiau apie akių mankštas. Ir aišku, kadangi tau aktualu kiekvienam tavo problema, nes nešioti akinius yra problema jau, vienokia ar kitokia. Čia ne apie madistus eina kalba. Tai va, ir YouTube'ai pamačiau profesorių Ždanovą, kuris rodė mankštas, kaip pats gali išsigydyti akis, atlikdamas mankštas. Dar labai svarbu. Jūs, pavyzdžiui, sužinojate, kas atneša gerovę. Veiksmą sužinojate. Ar procesą kaip atlikti, kas atneša gerovę. Iš to žmogaus, ar ne? Dabar kalbėsime konkrečiai apie šitą atvejį. Kadangi sužinojau iš profesoriaus Ždanovo apie akių gydymą, sakykim, namų sąlygom, tai mintise, prieš atlikdamas akių mankštą, padėkoju jam. Tai yra labai svarbu. Padėkoti tam, kuris tau padėjo. Čia labai svarbu. Čia irgi vyksta energetiniai mainai. Tu tą pastebi, kaip tavo energija cirkuliuoja tavyje, kaip jinai kyla, kaip tavo net būsena keičiasi, sakykim, per valandą laiką. Sakykim, mes kaip batareikas esam. Ir atlikdami tas mankštas, mes krauname savo batareiką, bet kada tu jau būni labiau išsivalęs, tu net akivaizdžiai matai, kaip kyla energija tau, nuo pačios iki viršaus. Užsipildai tu energiją gyvybingumu tokiu. Užsipildo tavo visą esybę. Tu tą jauti. Bet kada jau būni prasivalęs. Kol tu neprasivalęs esi, tu to nejusi, nesuprasi, gali net atrodyti, kad čia nesąmonės kažkokios. Bet tiem, kam atrodo, taip, tegul jie dar padurniuoja.
Tai va, labai svarbu dėkoti. Na ką, turbūt tiek tam kartui. Pradėsim ankštelę. Tai va, akis irgi atpalaiduojam. Kvėpavimas per nosį visą laiką, iki pilvo pačios, stuburas tiesus. Kas gali, sukryžiuojat rankas kojas, sujungiat pirštus. Nu, jeigu galite, užsikišat ausis, kad negirdėti pašalinių garsų. Ir dabar kelsime akis į viršų, į apačią. Kvėpuosime irgi, pakeliant įkvepiam, grąžinant į vidurį iškvepiam, leidžiam į apačią įkvepiam, iškvepiam. 3 kartai. Po to į kairę, į dešinę 3 kartai. Po to įstrižai 1, 2, 3. Į kitą pusę 1, 2, 3. Daugiau kvadratu suksime ratu 3 kartus į vieną pusę, 3 kartus į dešinę pusę. Po to suksime ratu 3 kartus į vieną pusę, 3 kartus į dešinę pusę. Po to suksime į priekį ratu, žiūrėsime į priekį, atgal, netgi į savo vidų kiti pastebi. Ir čia galima sakyti tokiu spiraliniu būdu, va taip suksime akis į tolį, į savo vidų ir taip suksime ratu, va, žvilgsnį. Va. Taip pirmin ir atgal grąžinsime. Va, tokiu spiraliniu būdu žvilgsnį grąžinsime. Nu ką, pradedam? Ir po kiekvieno pratimo pamirksime, sutepame akis. Ir truputį tą žvilgsnį biškai per jėgą, čia žiūrime maksimum, kiek galim. Žvilgsnį kreipiam maksimum, patempiam biškai akis raumenį. Dabar suksime ratu. 3 kartai į kairę, 3 kartai į dešinę. Ir jas biškai pastoviai patempę esam. Patempę iki kiek galim žvilgsnį. Pastoviai jos tokios turi būti įtemptos. Geriau. Nu, aišku, ten jau nepersistengti. Bet biškai, vat. Grįžtam po 3 kartų, pamirksim ir į priešingą pusę.
Dabar į priekį. Ir į vidų. Ir vėl į priekį. Ir taip sukame. Ratu, ratu, ratu. Dabar patrinam rankas. Jeigu šilta. Ir prispaudžiame prie boliukų biškį lengvai. Patrinam boliukus. Patrinam. Pagenetrinam, pašildom, biškį atitraukiam delnus. Pamirksim akimis. Na va. Su akytėm padirbėjom šiek tiek.